Jurbarko rajonas išsidėstęs pietvakarinėje Lietuvos dalyje, kurios pakraščiu apie 70 km vingiuoja didžiausia Lietuvos upė, dažnai vadinama Nemuno kraštu. Čia puoselėjama etnografinė kultūra, saugomas archeologijos ir istorijos paveldas, unikalūs kraštovaizdžiai. Tačiau pagrindinis turtas buvo ir yra Jurbarko krašto žmonės. Jau 2005 metais buvo patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės strateginis 2006-2015 metų plėtros planas, kurių vizija klestintis svetingas aplinką tausojančių verslų, atgimusių pilių ir aktyvaus poilsio prie Nemuno kraštas. Vykdydama šį planą, savivaldybė sėkmingai įgyvendino daugybę projektų, pakeitusių Jurbarką ir rajono seniūnijas čia įsikūrusių žmonių gyvenimą. Laikas bėga nepaprastai sparčiai. Atsiranda naujų poreikių, keičiasi seni planai, plečiasi galimybės, laukia dideli darbai. Siekdama paspartinti subalansuotą rajono plėtrą ir pasinaudoti ES teikiamomis finansinėmis galimybėmis, 2010 m. vasarį savivaldybė pradėjo vykdyti ilgalaikio Jurbarko rajono strateginio plėtros plano, koregavimo ir trumpalaikio veiklos plano parengimo projektą. Buvo pakoreguoti ir 2010 m. rudenį tarybos patvirtinti savivaldybės ilgalaikės veiklos prioritetai ir tikslai. Tai saugi ir aktyvi bendruomenė, kokybiška patogi gyventi aplinka, konkurencinga rajono ekonomika, efektyvi savivalda. Po 2011 m. savivaldybių rinkimų pradėtus darbus sąžiningai tęsti ir garbingai tarnauti miestui pasižadėjo antrai kadencijai išrinktas ir iškilmingai inauguruotas Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas Juška bei naujos kadencijos taryba. Nuo pat savivaldybės veiklos pradžios daugiausiai dėmesio buvo skiriama Nemuno krašto unikalios aplinkos pritaikymui turizmui. Kompleksinis požiūris į turizmo paslaugų plėtrą leido pritraukti didžiules ES ir regiono investicijas. 2008 metais baigtas vykdyti ES finansuojamo projekto Jurbarko dvaro parkų oficinų pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai pirmasis etapas. Rekonstruotoje pietinėje oficinoje buvo įrengtas turizmo informacijos centras. Įgyvendintas ir antrasis projekto etapas – užbaigti pietinės oficinos rekonstrukcijos darbai. Apšiltintas stogas, įrengtos antro aukšto patalpos, sutvarkyta viešoji aplinka. Atlikti darbai užtikrina turizmo produktų ir paslaugų, viešosios turizmo infrastruktūros kompleksiškumą bei plėtrą. Sėkmingai vyko projektas Jurbarko dvaro parko šiaurinės oficinos pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai. Visi rekonstrukcijos darbai atlikti laikantis paminklosaugos reikalavimų. Išsaugotos tos pačios erdvės, išlaikyta buvusi autentika. Taip pat sutvarkytas pėsčiųjų takas, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Šiaurinėje oficinoje įsikūręs Jurbarko krašto muziejus šiandien yra vienas moderniausių Lietuvoje, o gal net ir Europoje. Tai pavyko pasiekti įgyvendinus projektą Jurbarko krašto muziejaus ekspozicijų įrengimas ir pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms. Atnaujinta ekspozicija atspindi Jurbarko krašte vykusias kovas su kryžiuočiais bei Jurbarke rezidavusių kunigaikščių Vasilčikovų dvaro kultūrą. Muziejuje rengiami edukaciniai užsiėmimai, konferencijos, skaitomos paskaitos, vyksta susitikimai su mokslo ir meno veikėjais. Vyresniųjų klasių moksleiviai nuolatiniai muziejaus lankytojai. Patriotiškai nusiteikęs jaunimas edukacinėje valandėlėje paminėjo kovo 11-ąją. 2010 metais baigtas įgyvendinti projektas Senojo miesto naujos galimybės. Nemuno upės pakrantės Jurbarko mieste pritaikymas turizmo infrastruktūrai. Palei Nemuną sukurta viešoji aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūra, sujungianti vandens turizmo maršrutą Nemunu su trasa Nemuno dviračių keliais bei 2008 metais įrengta Panemunės dviračių trasa. Dabar miesto gyventojai ir turistai džiaugiasi pakrantėje suformuota patrauklė teritorija. Tai neabejotinai skatina atvykstamąjį ir vietinį turizmą. Dar vienas restauruojamų paveldo objektų – Panemunės pilis. Rekonstrukcijos projektui įgyvendinti skirta daugiau nei 6,5 milijono litų. Nerestauruota ir nepritaikyta viešajai turizmo infrastruktūrai, pilis buvo nepatraukli turistams. Įgyvendinus planus bus išlaikytas pilies autentiškumas ir teikiamos viešosios paslaugos turistams. Tikimasi, kad pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pilyje apsilankys per 20 000 turistų. Rajono švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos įstaigų taip pat laukia didelės permainos.
Nekantraujama pagal valstybės investicijų programą finansuojamos viešosios bibliotekos statybos pabaigos. Dėl lėšų trūkumo šiuo metu darbai sustabdyti. Biblioteka įsikurs buvusiame Klevelio pradinės mokyklos pastate. Siekiama užtikrinti sklandų ugdymo procesą miesto ir rajono ugdymo įstaigose. Rekonstruojamas Jurbarko miesto vaikų darželio Nykštukas šiaurinis korpusas. Darželis pastatytas 1976 metais. Jį lanko per 200 iki mokyklinio amžiaus vaikų. Nuo įkūrimo darželis nebuvo rekonstruotas, patalpos ir įranga nebetitinka iki mokyklinio ugdymo įstaigoms keliamų reikalavimų. Neužtikrinamos kokybiškos vaikų ugdymo sąlygos. Įgyvendinus projektą, darželis taps patrauklesnis ne tik vaikams, tačiau ir tėvams bei jame dirbantiems specialistams. Bus užtikrinta tinkama vaikų ugdymo aplinka. Jurbarke jau daugiau nei 2 metus veikia prie Giedraičio Giedriaus gimnazijos atidarytas modernus sporto kompleksas. Tenkinami ne tik moksleivių, bet ir miesto bendruomenės poreikiai. Šiuolaikiškai atsinaujino Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla, rekonstruota už 2 milijonus litų, kurių didžioji dalis pinigai iš ES struktūrinių fondų. Apie 120 tūkstančių litų skyrė Jurbarko rajono savivaldybė. Kapitalinis remontas atliktas ir Viešvilės pagrindinėje mokykloje. Abi mokyklos apšiltintos, pakeisti langai, modernizuota energetinė sistema. Beveik 5 milijonų litų investicijos pasiekė Jurbarko ligoninė. Siekiant užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, rekonstruojamos slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus patalpos, įkurtas paliatyviosios pagalbos padalinys, nupirkta medicininė įranga. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2011 metų lapkričio pabaigos. Didžiulės finansinės lėšos iš sanglaudos programos skirtos socialinio būsto plėtrai Jurbarko mieste. Visuomeninės paskirties pastatas Barkūnų gatvėje rekonstruojamas į daugiabutį gyvenamąjį namą ir bus pritaikytas socialiniam būstui. Planuojama įrengti 16 butų, 3 iš jų pritaikyti neįgaliesiems. Tai bent iš dalies padės spręsti esamas socialinės problemas ir prisidės prie visuomenės gerovės bei gyvenimo kokybės gerinimo. Švari gamta, tvarkinga gyvenamoji aplinka didžiulė vertybė, saugaus ir visaverčio gyvenimo prielaida. Struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšomis tvarkoma buvusi kuro bazė Jurbarko miesto pramonės teritorijoje. Čia naftos produktų likučiais užterštas beveik 2 hektarų plotas. Kai teritorija bus sutvarkyta, ji galės būti panaudota miesto pramoniai plėsti, taps patraukli būsimiems investuotojams. Nuo seno Jurbarko miesto šviesuomenė puoselėjo idėjas, kaip sutvarkyti Imsrės pakrantės. Pradėtas įgyvendinti projektas Imsrės upės ekologinės būklės gerinimas. Upės pakrantės bus pritaikytos turizmui. Dabar Imsrės slėnis smarkiai užterštas, jis valomas, tvirtinami šlaitai, iškirsti krūmynai ir menkaverčiai medžiai. Kokybiška ir patogi gyvenamoji aplinka gali būti sukurta tik kokybiškai prižiūrint ir racionaliai plėtojant rajono infrastruktūros objektus. Jurbarkui ir rajono miesteliams tvarkyti vykdoma apie 30 projektų, kuriuos remia Europos Sąjunga. Sutvarkytos ir rekonstruotos Žemaitės, Kęstučio, mokyklos gatvės, įrengtas apšvietimas, automobilių stovėjimo vietos gatvės pakraščiuose. 2011 m. vasarą po rekonstrukcijos neatpažįstamai pasikeis Jurbarko senamiestis. Galbūt rekonstruotoje Kauno gatvėje atsidarys naujų parduotuvių, kavinučių, gatvė taps judri bei patraukli ne tik jurbarkiškiams, bet ir jų svečiams. Jurbarko rajone daugiau kaip 20 000 gyventojų gyvena kaimo teritorijoje, todėl labai svarbi seniūnijų infrastruktūros plėtra. Seniūnijų centrų viešosios erdvės keičiamos kompleksiškai tvarkant gyvenvietės. Šiuo metu tvarkymo darbai baigiami Veliuonoje. Pagal projektą Veliuonos miestelio kompleksinis sutvarkymas, rekonstruotas seniūnijos pastatas, sutvarkyta Vytauto aikštė, suformuoti žalieji plotai, poilsio zonos su suoliukais, nutiestas šaligatvis iki mokyklos. Tuo nepaprastai džiaugiasi miestelio jaunimas, juk sporto aikštynų naudojamasi ne tik pamokų metu, čia leidžiamas ir laisvalaikis. Įgyvendinant projektus siekiama užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą. Savivaldybės interesantai aptarnaujami vieno langelio principu. Projekto vieno langelio principo įgyvendinimas Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje pagerino teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę. Kitas sėkmingai įgyvendintas projektas – finansų valdymo sistemos įdiegimas Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje, kurio tikslas – tobulinti vidaus administravimą ir veiklos valdymą. Nuo praėjusių metų sausio 1 dienos visi viešojo sektoriaus subjektai privalo tvarkyti apskaitą pagal naujuosius viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Todėl atsiradus galimybei mes pasinaudojom progą, rengėme projektą būtent naujos finansų valdymo sistemos įdiegimui. Ta sistema, sakykime, susideda iš keleto etapų, tai teoriniai mokymai ir apskaitos vadovų parengimas. Toliau strateginio planavimo modulis ir pati finansinės atskaitomybės ir apskaitos sistema, apimanti darbo užmokesčio modulį ir visą finansinę apskaitą. 400 metų jubiliejų mininti Jurbarko savivalda įdomi ir turtinga. Nemažiau svarbus ir dabarties pokyčiai, nebejotinai įeisiantys į miesto istoriją.